atsarginės Lietuvos beieškant. Užpalių žemėje 1893 vasarą gimė berniukas vardu Kazys. 15 vaikas iš 17. Nuo mažens mokėjo stebėti pasaulį ir matyti tai, ko nematė kiti. Užaugęs Kazys nebuvo vien mokslininkas. Jis buvo pranašas, kuris semdamasis iš istorinių ir geografinių šaltinių bandė perskaityti ir numatyti Lietuvos likimą. Jis kūrė Dausuvą, vietą atsarginiai Lietuvai. Jo atsarginės Lietuvos idėja, išaugusi iš krūtinėje rusenančios meilės Lietuvai, buvo ne utopija, bet strateginis planas, turėjęs apsaugoti lietuviškumą nuo stichinės emigracijos ir imperijų siautėjimo. Tai profesorius Kazys Pakštas. Tai Britų Hondūre jis regi Dausuvą, mažytę laikinąją Lietuvą, gyvą kultūros židinį su gamyklomis, mokyklomis ir universitetu. Ne pabėgimą, bet išlikimą. Jis kartojo, Rusija mažas tautas naikina ir naikins prievartą ir grubumu. Deja, jis nebuvo išgirstas, jo mintis keliavo toliau nei tuo metu leido politinė valia. Deja, vaikiška sumanaus Kaziuko, slaptamokusio bendraamžis lietuviško žodžio, bandžiusio nuversti carą dvasia, pasiliko čia, Užpaliuose. Kuo toliau, tuo aiškiau girdisi pranašiški Kazio Pakšto žodžiai. Lietuva turi augti ne horizontaliai, bet vertikaliai, per darbą, žinias, mokslą. Jei norime neprapulti pasaulio įvykių verpetuose, turime Lietuvos laikrodį sukti visų šimtmečių į priekį, saugoti ir auginti lietuvišką kultūrą ir visada savyje turėti savo Dausuvą, atsarginę Lietuvą.